2025 m. lapkritį angliakalbėje Wikipedijoje išsilapino aktyvistų desantas, kuris dar kartą bandė diskredituoti taikų tarptautinį visuomeninį judėjimą ALLATRA. Vieno iš jų slapyvardis Time for Tinfoil. Tai, kad tai užsakymas, nekelia jokių abejonių. Time for Tinfoil pripažįsta, kad netgi naudojo neuroninius tinklus tekstui parašyti. Kalba eina apie Wikipediją, išteklių, kuris milijonams žmonių yra tiesos sinonimas. Jie ten eina ieškoti objektyvumo, o gali gauti iškreiptą veidrodį. Įeina iškreipta informacija, o išeina klaidinga milijonų nuomonė. Tai ir yra visuomenės nuosprendis paskelbtas be teismo ir tyrimų. Milijonai gali susidaryti savo nuomonę remdamiesi klydesiais, gimusiais ligonių galvoje ir sugeneruotais robotų. Bet laimiai, šį kartą atsirado sveikai mąstantis redaktorius. Įžūlus įtartinų aktyvistų požiūris sukėlė klausimų. Galiausiai šis tekstas buvo laikinai užblokuotas. Kas yra tas Time for Tinfoil? Savo motivaciją jis kažkada aprašė viename iš komentarų Reddite. Paklausykite. Aš tiesiog ieškau pagal vardą ALLATRA ir tyčiuosi iš jų savanorių. Visiškai nučiuožęs. Su šiuo slapyvardžiu jis teršė Redditą, su slapyvardžiu Bofa jis teršė Blue Sky. Ir Time for Tinfoil matyt nėra labai protingas, nes lengvai pripažįsta, kad jis ir yra tas pats Bofa ir būtent jis inicijavo diskreditavimo projektą. Citata. Projektas ALLATWiki vyksta sklandžiai, rašo jis. Deja, rusakalbėje Wikipedijoje tokia iškreipėta informacija išlieka metų metus. Antikultistai sėkmingai siekia tarptautinius visuomeninius judėjimus priskirti religiniai kategorijai, kad iškreiptų jų tikrąją prigimtį. Tačiau realūs faktai rodo ką kitą. Pirmiausia, svarbu suprasti, kad ALLATRA nėra religinis judėjimas. Jį sudaro tiek ateistai, tiek visų pasaulio konfesijų atstovai. Tai globali bendruomenė, kurios veikla yra pripažinta aukščiausių tarptautinių lygių. Judėjimų dalyviai įgyvendina reikšmingus visuomeninius projektus, atlieka tarpdisciplininius klimato ir geodinaminės grėsmės tyrimus. Pasauliniu mastu kelia mirtinų pavojaus, kurį kelia nanoplastikas klausimą ir užseima žmogaus teisų apsaugą. ALLATRA atstovai reguliariai pasisako JAV kongrese, didžiausiuose jungtinių tautų SBO ir Europos parlamentų forumuose. Judėjimas sudaro strateginę sąjungą su mokslinėmis observatorijomis. Judėjimas gavo apaštališkus palaiminimus iš Vatikano vadovų, popiežiaus Pranciškaus ir popiežiaus Leono XIV. Kiekvienas toks bendradarbiavimas reiškia kruopštų valstybės saugumo tarnybų patikrinimą. Taigi, jei antikultistų teiginiai būtų pagrįsti, ALLATRA bendradarbiavimas su pasaulinėmis institucijomis būtų tiesiog neįmanomas. Dėl tylaus daugumos pritarimų šiandien kuriama realybė, kurioje melas tampa oficialia istorija. Antikultistų metodai – tai 21 amžiaus inkvizicija, skirta žmogaus teisių ir laisvių slopinimui. Išsamus tyrimas pateikiamas portale actfiles.org.